Atsimenu, kaip spaudžiuosi į sieną ir kambario viduryje matau savo draugę. Ji klupo ant kelių ir ji yra talžoma rankomis, kojomis, daiktais. Taip vyksta daugybos lentelės mokymas. Visi jos atsakymai yra neteisingi. Smurtas yra tokia patirtis, kuri palieka žaizdas visam gyvenimui. Kabintis į gyvenimą tampa sunku, žmogus gali ieškoti nusiraminimo alkoholyje, narkotikuose. Dažniausiai turi labai žemą savivertę. Dažniausiai tokioje aplinkoje gimsta nauji vaikai ir smurto ratas sukasi. Atrodytų, šiandien Lietuvoje jau galim pasidžiaugti, kad smurto nebetoleruojame. Taip atsako 92% apklaustų žmonių. Bet vis dėlto realybė yra kitokia. Vis dar girdime apie nužudytas moteris ir vis dar matome žmogžudystės vadinamas meilės dramomis. Apsaugos nuo smurto orderiai išduodami tūkstančiais kiekvieną mėnesį. Problema vis dar lieka didelė. Ir tada lieka paklausti savęs, ar aš iš tiesų darau viską, kad užkirsčiau kelią nusikaltimui. Ar kai girdžiu klyksmą už sienos, nepasigarsinu muzikos. Ar sustoju ir iškviečiu policiją tam, kad neįvyktų nusikaltimas. Ir dar yra tas pati kalta. Kaltinam vaiką, kaltinam moterį. Jie kalti, kad neapsigynė, kalti, kad nepabėgo nuo smurtautojo, kalti, kad gyveno ir kentė, kalti, kad provokavo. Tarsi yra kažkokių situacijų, kada yra normalu mušti arba net nužudyti. Gana krūpčioti, juk tai mamos ir vaikai, kurių nėra kam apginti. Kai man buvo 6, aš negalėjau apginti savo draugės, bet galiu tą padaryti šiandien. Ir aš aktyviai dirbu šio klausimu. Seksualinį smurtą Lietuvoje pirmą kartą ištraukiau į politinę darbotvarkę. Parengiau projektą, kuris kalba apie sutikimo būtinybę seksualiniams santykiams. Aš taip pat keliu smurto klausimą tarptautinėse bylose. Seime priimtas apsaugos nuo smurto orderis, kuris sako, kad smurtautojas negali prisiartinti prie aukos 15 dienų, kol yra renkami visi duomenys ikiteisminiam tyrimui ir kol aukai yra teikiama pagalba. Ir visų šitų žingsnių yra per mažai. Dar lieka padaryti labai daug. Smurtas turi būti eliminuotas iš Lietuvos visuomenės ir iš mūsų kasdienybės.